Sausis. Edis ir žaislinė mašina. Pagaliau atėjo naujieji metai. Visi mažieji draugai lankėsi pas Stanley. Elniaragis pasididžiuodamas rodė draugams žaislines mašinas, kurias gavo dovanų kalėdoms. Man labiausiai patinka sidabrinis savivartės. Jo dideli ratai, gali greitai važiuoti, durys atsidaro, o galas vartosi pirmin atgal. Jis tarė šypsodamasis. Pastatykime trasą, kur galėsime vežioti visas mašinas. Pasiūlė Edis. Kai trasa buvo baigta, ant jos galėjo važiuoti visos žaislinės mašinos. Edis labai norėjo išbandyti sidabrinį savivartį, bet Beris jo nepaleido. Kai ilgainiui jam nusibodo, sunkvežimį pagriebė šoklė, o po jo Dolė. Stanlio savivartį Edžiui pavyko pasiimti tik paskutiniam vos kelioms minutėms. Jis taip stipriai jį pastūmė, kad mašina pariedėjo po spintelę. Edis bandė ją pasiekti, bet vienas ratas pastrigo už spintelės kojos ir nukrito. Edis bandė jį prispausti, bet jis nebesisuko. Lauke pradėjo temti. Draugus apėmė nuovargis. Edis nepasakė Elniaragiui, kad savivarčiui nulūžo ratas. Jis padėjo žaislinę mašiną su kitomis, lyg nieko nebūtų nutikę. Visi atsisveikino su Stanliu ir išėjo namo. Grįžęs namo, Edis negalėjo užmigti. Jis jautėsi kaltas dėl savivarčio. Kitą rytą jis pabudo nuo šūksnių. Ant netoliese esančios kalvos pykosi Stanlis ir Beris. Beri, sulaužei mano mašiną. Nesulaužiau, kai atidaviau šokliai, jei viskas buvo gerai. Atsakė Sraigius truputį įsižeidęs. Tuomet paklausiu šoklės. Šoklė, ar tu nulaužei mano savivarčio ratą? Ne, žinoma, kad ne aš. Ji tikino žiogė. Perdaviau jį Doliai. Klausk jos, pasiūlė šoklė. Ir Elniaragis nužygiavo link Boružėlės namų. Edis jautėsi siaubingai, nes tai jis nulaužė savivarčio ratą. Tuomet jam kilo mintis. Edis namuose turėjo seną, apdaužytą sunkvežimį, labai panašų į Stanlio. Jis įrado ir nuskubėjo pas Flaterę. Flaterė, gal turi sidabrinių dažų? Sidabriniai baigėsi, bet turiu auksinių. Prašau, padėk man. Tarė Kolorado vabalas ir papasakojo Flateriai visą istoriją. Flaterė mielai padėjo. Ji nudažė visą mašiną, kuri blizgėjo kaip nauja. Ačiū, Flaterė, tarė Edis. Ir nuėjo atiduoti atnaujinto savivarčio Stanliui. Atvykęs pas Stanley, jis išgirdo garsų juoką. Ar pavyko sutaisyti? Taip. Pas Dolę sutikau Čarlį ir paprašiau pagalbos. Tarė Stanley šypsodamasis. Deja, taip ir neįsiaiškinau, kas nulaužė jo ratą. Aš, pasakė jam Edis. Džiaugiuosi, kad pavyko sutaisyti, bet taip pat tau kai ką atnešiau. O, puiku! Ačiū. Nusijuokė Stanlis. Aš nebepykstu. Nori prisijungti? Eisime lenktyniauti. Ir visi trys nuėjo statyti lenktynių trasą. Vasaris. Stanlio karnavalas. Atėjo vasaris, o tai reiškia, kad jau tuoj bus laikas karnavalui. Miško draugai tarėsi dėl savo kostiumų. Gaila, kad karnavalą gali laimėti tik vienas kostiumas. Netikėtai pareiškė Burbuliukas.
Praeitais metais laimėjo Saulę apsirengusi Zefyrė. Jos kostiumas buvo labai gražus, bet man lygiai taip pat patiko kauliuko ir šefo kostiumai, kuriuos vilkėjo Stanlis ir Edis. Pritariu, tarė Dolė. Gal šiemet pakeiskime taisykles? Ir apsirenkime grupėmis. Mergaitės galėtų būti angelai, o berniukai velniai. Arba galėtume būti vaisiai ir daržovės, paaiškino Boružėlė. Puikiai mintis. Taip jie susitarė, kad berniukai bus vaisiai, o mergaitės daržovės. Tuomet nutarė, kas kuo rengsis. Berniukai. Stanlis kriaušę, Edis persiku, Baltazaras vynuogę, Baris obuoliu, Burbuliukas braške, Morisas figa, Kirminas vyšne, Čarlis ananasu, Frenkas citrina, Blakė kareivėlis abrikosu, Alfonsas bananu, Daktaras Pelėda melionu, Jonvabaliai gervuogė, avietė, šilauogė, juoduoju serbentu ir slyva. O mergaitės Dolė morka, Flaterė bulvė, Šoklė svogūnu, Zefira aguročiu, Rozita kopustu, Irisa brokoliu, Betė baklažanu, Skrusdė motinėlė moliūgu, Odeta agurku, Žvaigždė salota, Jonvabaliai buroku, ridikėliu, paprika, pomidoru ir rope. Praėjo savaitė ir atėjo karnavalo diena. Mažieji vabalai su savo naujais kostiumais atvyko pas Stanlį. Daktaro Pelėdos arbūzo kostiumas ypač pasisekė, bet jiems visiems patiko vienas kito kostiumai. Tada atvyko sraigės Semas ir Keitė. Sveiki, mes irgi nusprendėme dalyvauti. Bet jie gyveno tolimoje saloje, tad niekaip negalėjo žinoti, kad visi ateis apsirengę vaisiais ir daržovėmis. Semas buvo apsirengęs kaip krepšinio kamuolys, o Keitė buvo su pieštuko kostiumu. Reikia pataisyti jūsų kostiumus, teigė Stanlis. Alfonsas iškart žinojo, ką daryti. Žinau, geltoną pieštuką galime paversti kukurūzu, o nuėmus nuo krepšinio kamulio juodas juostas, jis būtų puikus apelsinas, pasiūlė jis. Puikiai mintis, sutiko draugai ir greitai persiuvo svečių kostiumus. Apsirengusi kukurūzu, Keitė galėjo prisijungti prie daržovių. O sraigiaus Semo apelsino kostiumas padėjo jam pritapti prie vaisių. Jie šoko iki vėlumos, kol su dideliu krepšiu spurgu atskrido kanarėlė Kristoferis. Visi suvalgė po spurgą ir išvyko namo. Stanlis juokėsi iš skraidančio arbūzo. Daktaras Pelėda sušuko. Žiūrėkite, snieguolės! Alfonsas su Burbuliuku nuskubėjo pažiūrėti ir susižavėjęs stebėjo pirmasias pavasario gėles. Kovas, pavasario šokis. Kovą pagaliau atėjo pavasaris. Mažieji draugai nusprendė pasitikti naują sezoną surengdami festivalį. Mergaitės Dolė, Flaterė, Šoklė, Zefira ir Rozita planavo sukurti ypatingą pavasario šokį. Reikės ypatingų gėlėtų suknelių, tarė Flaterė. Ir prie jų prisiūti ypatingus, plačiai besisukančius sijonus, laumžirgį papildė Zefira. Visos kibo į darbą.
Ir netrukus 5 suknelės buvo pasiūtos. Mergaitės linksmai sukosi prieš veidrodį ir pradėjo repetuoti savo šokį. Staiga į jas kreipėsi grybas. Jei norite pavasario šokių, galite pasiskolinti mūsų kepures. Tikrai? Paskolintumėte savo kepures? Bronzinukė Rozita paklausė šypsodamasi. Taip, galime paskolinti, tik paskui prašau grąžinti. Ačiū. Festivalis netrukus prasidės, grąžinsime kepures iškart po šokio. Pažadėjo žiogė Šoklė. Ta popietę visi miško draugai susitiko ant pievelės. Visi atsinešė pyragų ir sausainių, kai kurie net buvo padarę limonado. Spragšis Eliotas atsinešė akordeoną. Vėliau pasirodė svirplys Alfonsas, atsinešė savo smuiką ir pradėjo groti. Tuomet atvyko Dolė, Flaterė, Rozita, Šoklė ir Zefira ir sušoko savo ypatingą šokį. Nuostabu! Joms baigus plojo žiūrovai. Visi puikiai leido laiką, kol mažųjų draugų neapėmė nuovargis. Laikas į lovą, tarė Flaterė ir visi atsisveikino. Oi, pamiršome grybams atiduoti kepures, pranešė Šoklė. Man pakeliui namo, galiu nunešti. Pasisiūlė Beris ir mergaitės mielai priėmė jo pagalbą. Jis nužygiavo ir atvykęs uždėjo kepures ant 5 miegančių grybų galvų. Kitą rytą kanarėlė nekantriai kapojo snapu Šoklės langą. Kas nutiko? Nežinau, bet grybai šaukia tavo vardą. Sumaišei mūsų kepures, niurzgė jie. Manoji mėlyna, ruda jo, raudona turėtų būti čia, oranžinė ten, o geltona ten. Gerai, tuoj pati ją sutvarkysiu, patikino jo Šoklė. Atsiprašau, man derėjo parnešti jas, kai buvau pažadėjusi. Žinote ką? Pakelsime jums nuotaiką, parodydamos savo pavasario šokį, gerai? Norėtume jį pamatyti, nusišypsojo grybai. Netrukus susirinko visos 5 mergaitės ir sušoko savo šokį. Grybams jis labai patiko. Ir mergaitėms išėjus, visi dar ilgai joms mojavo. Balandis. Batutas. Balandžio mėnesį balandis atnešė skruzdėlėms siuntinį. Nuo ko jis? Klausė vaikai. Mano draugės raudonosios skruzdės iš kaimynystėje esančio miško, paaiškino skruzdė motinėlė. Skruzdėlės atidarė siuntinį ir viduje rado batutą. Nagi, pripūskime jį, sušuko mažosios skruzdėlės ir visos pradėjo pūsti spalvotąją dovaną. Batutas netrukus pasirodė visu savo dydžiu. Skruzdė motinėlė paprašė daktaro Pelėdos pakviesti visus ant pievos. Sveiki visi, ateikite pašokinėti, ateikite ant skruzdėlių batuto, šaukė daktaras Pelėda. Niekas nenorėjo praleisti progos pašokinėti ant batuto.
Vienintelis ją praleido mažasis Sraigius, nuėjęs aplankyti Sraigių Semo. Tačiau neilgai trukus sutemo dangus ir prasidėjo audra. Visi mažieji vabaliukai subėgo į skruzdės namus. Lietus virto kruša. Maži ledo gabaliukai batute prakirto skyles. Kol praūžė audra, batutas susilygino su žeme. Tik tada namo grįžo Beris. Batutą išbandyti buvo per vėlu. Jis buvo visiškai išsileidęs ir plokščias gulėjo ant kalvos. Praleidau batutą, kūkčiodamas tarė Beris. Neliūdėk, suklijuosime jį ir pripūsime dar kartą, Dolė patikino Sraigių. Beris nieko nepasakė ir nuleidęs galvą, nuėjo namo. Grįžęs įlindo į karštą vonę, norėdamas susišildyti. Įsitraukė savo vonios žaislus, bet net jo mėgstamiausias banginis jo nedžiugino. Visi sunkiai galvojo, kaip galėtų vėl pralinksminti Berį. Galėtume pagaminti savo batutą, sudėję daug čiužinių, pasiūlė bitė. Nepavyks, jie nuslys ir visi nukrisime, liūdėjo Stenlis. Galėtume tarp medžių ištempti paklodę, kaip tada, kai gaudėme aitvarą, tarė Flaterė. Neblogai, bet taip jau esame darę. Gal dar kas turite minčių? Paklausė Dolė. Aš turiu, sušuko Burbuliukas. Vieną kartą, kai išdžiuvo Dolės gėlės, paprašiau draugiško debesies trupučio lietaus. Gal šį kartą galėčiau jo paprašyti, kad leistų Beriui trumpam pašokinėti? Bet Beris nemoka skristi. Kaip jis užkils ant debesies? Sutriko Baltazaras. Mes jį nuskraidinsime, pasakė Dolė. Taigi Burbuliukas nuskrido prie didžiausio debesies ir pristatė savo planą. Tuo metu visi draugai nuskubėjo pas Berį. Nuskraidinsime tave pašokinėti, Flaterė tarė Sraigiui. Tik stipriai laikykis, pasakė Dolė, ir pakėlė jį, visi nuskrido aukštai į dangų. Debesis mielai leido Beriui ant savęs šokinėti ir pamojavo Dolei, kai jam išseko jėgos. Man atrodo, šiam kartui pakaks. Mažieji draugai padėkojo jam už pagalbą ir nuskraidino Berį atgal ant žemės. Ačiū, buvo nuostabu, tarė Beris su šypsena ir apkabino savo draugus. Skruzdėlės užtruko kelias dienas, kol sutaisė visas skyles, bet galiausiai visas užsiuvo ir šįkart Beris nepraleido progos pasilinksminti kartu su kitais. Gegužė. Paskui plaustą. Buvo saulėta gegužės diena ir elniaragis Stenlis su bite Baltazaru tyliai sėdėjo ant upės kranto. Iš rastų šakelių Stenlis pradėjo statyti plaustą. Jis rišo šakeles ilgomis žolėmis ir iš lapo padarė plaustui didelę burę. Žiūrėk, baigiau, su pasididžiavimu tarė rodydamas plaustą Baltazarui. Įdėkime jį į vandenį, pažiūrėkime, kaip plauks, pasiūlė bitė. Sekime paskui jį, entuziastingai tarė Baltazaras. Ir abu nusekė paskui plaustą, norėdami pamatyti, kaip toli jis plauks. Staiga sutemo dangus. Berniukai nežinojo, ką daryti. O, varge, kur mes? Paklausė Baltazaras. Nežinau, rodos nuklydome nuo savo miško, atsakė Stenlis. Apsisukime atgal, kol nepradėjo lyti, sunerimusi tarė bitė. Gerai, bet palauk, atnešiu plaustą, tarė Stenlis, bet plausto jau nesimatė. Palik jį, galėsi pastatyti dar vieną.
Vos spėjus padėti kelis žingsnius, prasidėjo audra. Kaip dabar grįšim namo? Panikavo Baltazaras. Griebkite man už kojų ir abu parskraidinsiu namo, tarė balsas iš viršaus. Berniukai pakėlė galvas ir pamatė kanarėlę Kristoferį. Jie tvirtai įsikibo jam į kojas. Jiems labai gerai sekėsi, kol stiprus vėjo gūsis nenupūtė Kristoferio į šoną. Stenlis su Baltazaru nukrito. Bet jiems pasisekė nukristi ant minkšto samanų kilimo. Pasislėpkime toje skylėje, tarė Stenlis, rodydamas į medį. Belaukdami, kol baigsis audra, jie užmigo. Ir miegojo, kol jų nepažadino voras. Kelkitės, kas jums nutiko? Ar viskas gerai? Paklausė sunerimęs voras. Nagi, audra baigėsi, beveik nebelyja. Lipkit man ant nugaros ir nueisime pas mane į urvą. Tuomet mielai parvesiu jūs namo. Ačiū, tarė pavargę berniukai ir užšoko vorui ant nugaros. Tuo tarpu išlindo saulė ir danguje išryškėjo vaivorykštė. Netrukus jie atvyko į voro urvą. Voras davė jiems sausų rankšluosčių ir pavaišino sausainiais su karšta arbata. Vėliau, sotus ir pailsėję, jie vėl pasileido namo. Voras abu juos parvedė ir jie padėkojo jam už pagalbą. Kitą rytą į Stenlio langą pasibeldė kanarėlė Kristoferis. Labas rytas! Norėjau patikrinti, ar jums viskas gerai, sučiulbėjo paukštis. Mes taip pat dėl tavęs nerimavome. Mes sveiki. Atrodė, kad laukia nuobodi diena, bet tada ištiko gausybė nuotykių. Sukikeno elniaragis. Kitą dieną Baltazaras su Stenliu grįžo prie upės. Gal pastatykime plaustą? Juokdamasis paklausė Stenlis. Gerai, bet nesekime paskui jį. Jei nuplauks, tegu plaukia, tarė Baltazaras. Birželis. Fėja Lilė. Vieną vasaros rytą Flaterė atsikėlė blogos nuotaikos. Ji galvojo tik apie tai, kur dingo blizgantis violetinis rašiklis, kurį buvo pasiskolinusi iš Dolės. Ir tuo pačiu liūdėjo dėl saulėje vystančių ramunių. Pirmiausia, burbuliukui rytoj iškepsiu pyragą. Tada paieškosiu rašiklio. Ir palaistysiu gėles, nusprendė Flaterė. Kol kepė pyragas, Flaterė pagamino prie jo ąsotį kremo. Bet kepinys nepasisekė. Pyragas sutrupėjo. Tada Flaterė išgirdo stiprų dūžio garsą. Ji nuskubėjo į lauką ir pamatė, kad nukrito viena iš langinių. Dar viena bėda, sušuko ji ir pradėjo verkti. Tuomet išgirdo tyliai nuo lelijų sklindantį dūzgimą. O, dievulėliau, labas mažoji fėja. Aš Flaterė. Bet fėja jai neatsakė. Džiaugiuosi, kad atskridai, bet dėja šiandien nesu geros nuotaikos, suverkšleno Flaterė. Kalbėdama, ji netyčia pastūmė ąsotį ir kremas išsiliejo į pyrago indą. Puiku, dabar pyragas netrupės. Tik teks jį valgyti šaukštais, nusišypsojo ji. Ji buvo tokia laiminga, kad paėmė mažąją fėją ir apsisuko su ja ratu.
Sukdamasi, nuvertė į sieną atremtą kastuvą ir pasilenkė jo paimti. Bet mažoji fėja parodė jai ir ramunes. Manai, kad reikėtų jas iškasti? Gerai, galiu pabandyti. Ji greit prisikasė prie šaknų, kur rado žalią kirminą. Tai per tave, kirminėlį, vysta mano ramunėlės. Eik susiras ką kitą kramtyti. Flaterė persodino ramunių šaknis, palaistė gėles ir netrukus jų stiebai atsitiesė. Staiga ji pamatė dirvoje kažką blizgant. Radau iš lango iškritusi varžtą. Jos žaibiškai prisuko langinę į vietą. Sutaisyta, pasakė ji ir nuėjo atgal į namą. Flaterė padėjo fėją ant stalo ir netyčia numetė nuo spintelės perlų vėrinį ir atsiklaupė ant kelių surinkti išsibarsčiusius perlus. Jos pačios nuostabai pažiūrėjusi po spintelę, Flaterė netyčia rado violetinį rašiklį, kurį manė pametusi amžiams. Valio! Išgelbėjau pyragą, išgydžiau ramunes, sutaisiau langą, o dabar radau rašiklį. Nusikvatojo iš džiugesio Flaterė. Matai, nebuvo reikalo verkti. Iš niekur tarė fėja. Tu moki kalbėti? Nustebusi paklausė Flaterė. Taip, bet iki šiol nebuvo reikalo, nes pati viską sutvarkei. Ne pati, su tavo pagalba. Labai džiaugiuosi, kad čia esi. Rytoj visi susirinksime pas Burbuliuką ir galėsiu tave visiems pristatyti, nudžiugo Flaterė. Manęs rytoj čia nebus, atsakė jai fėja. Atsibusiu kitoje lelijoje, prie kurios kažkam manęs reikia. Prašau, pasilik, maldavo Flaterė ir paėmė fėją į savo ranką. Fėja šiltai nusišypsojo drugeliui ir staiga pavirtusi fėjų dulkėmis pasklido po nakties dangų. Kitą dieną Flaterė nekantravo visiems apie ją papasakoti. Gaila, kad mums neteko su ją susipažinti, tarė Baltazaras. Gal kada nors ir jūs aplankys, nusišypsojo Flaterė. Liepa. Vaisiniai Alfonso ledai. Vieną šiltą vasaros dieną svirplys Alfonsas pakvietė auksavabalį Burbuliuką, sraigių Berį ir boružėlę Dolę praleisti popietę svečiuose pas jį. Pasigaminkime naminių ledų, pasiūlė jis. Gerai, bet iš ko ir kaip? Paklausė Burbuliukas. Labai paprasta. Sutraiškykime šiek tiek vaisių ir įdėsime juos į popierinius puodelius. Tuomet įdėsime pagaliukus, kad galėtume juos paimti. Tada viską įdėsime į šaldiklį ir palauksime, kol sušals. Tuomet išimsime iš puodelių ir viskas. Tad jie pagamino piurė, sudėjo ją į puodelius ir įdėjo juos į šaldiklį. Kol šąla, galime pažaisti atminties žaidimą. Atsinešiau savo atminties korteles, pasakė Burbuliukas. Jis turėjo apvales, įvairius vaisius vaizduojančias kortas. Visų buvo po 2. Žaidimo esmė – surasti kortos porą. Dolė suprato, kad vis laimi Burbuliukas. Burbuliuk, tu sukčiauji. Pažymėjai korteles. Nepažymėjau. Pažymėjai. Tu nuolat laimi, sušuko boružėlė. Na gerai, taip, aš pažymėjau korteles. Bet man nepatinka pralaimėti, tarė auksavabalis ir apsiverkė. Man irgi nepatinka pralaimėti, jam paantrino Beris. Turiu mintį, paskelbė svirplys. Gal sugalvokime žaidimą, kuriame žaisime ne vienas prieš kitą, bet kartu, kaip komanda. Beris taip pat turėjo mintį.
Ne taip seniai su Edžiu, Baltazaru ir Morisu nusprendėme važiuoti traukiniu. Bėgome paskui jį, bet Morisas buvo per lėtas ir nusprendėme nevažiuoti nei vienas. Kodėl taip sakai? Paklausė Burbuliukas. Nes iš to galėtume sukurti gerą žaidimą, Paaiškino Beris. Mintis tokia, kad 4 žaidėjai turi atvykti į traukinį anksčiau už konduktorių. Jei vairuotojas atvyksta pirmiau, pralaimite žaidimą, nes traukinys išvažiavo be jūsų. Puikiai mintis. Pasigaminkime kauliukus, tarė Dolė ir ant medinio kubo nupiešė taškelius. Alfonsas savo akmenukų kolekcijoje rado 5 spalvų akmenis. Galėsime jais skaičiuoti. Jis pareiškė su pasididžiavimu. Tuomet rado skiautę popieriaus ir visi 5 nupiešė 5 kelius, traukinį ir žaidėjų namus. Alfonsas pradės nuo oranžinio taško, Dolė nuo raudono, aš nuo mėlyno, o Burbuliukas nuo geltono, paaiškino Beris. O traukinio konduktorius gali pradėti nuo žalio, nusprendė Burbuliukas. Pradėkime! Traukinio konduktorius buvo beveik vietoje, kai platformą atvyko paskutinis komandos žaidėjas. Valio! Laimėjome! Sušuko Burbuliukas. Laikas patikrinti ledinukus. Įsiterpė Svirplys ir jis buvo teisus. Ledai buvo sušalę. Visi skaniai atsigaivino. Nagi, eime išsimaudyti, tarė Alfonsas, kai visi suvalgė ledus. Prie jų netrukus prisijungė svečias. Praplaukė vaivorykštinė žuvelė. Beri ir Dolis paprašė draugės žuvelės leisti jiems pašokinėti į vandenį jai nuo nugaros. Ji mielai prisijungė prie jų linksmybių. Likusią vasaros popietę draugai praleido taškydamiesi vandenyje, kol pavargo ir atėjo laikas grįžti namo. Rugpjūtis, mėnulio supynės. Vieną rugpjūčio popietę miško draugai nusprendė ieškoti danguje krintančių žvaigždžių. Užlipkime ant kalno, iš ten tikrai matysis, tarė Dolė. Ir galėsime aplankyti Mėnulvabalį, pridėjo Flaterė. Mėnulvabalis sėdėjo prie savo namo ir mėgavosi vasaros saulę. Pamatęs draugus, jis apsidžiaugė ir pakvietė juos vidun. Kaip džiaugiuosi, kad atėjote. Kaip sugalvojote čia atkeliauti? Paklausė jis. Norėtume su tavimi paieškoti krentančių žvaigždžių, paaiškino Beris. Puiku, pagaminsiu limonado. Kol laukiame, pasistatykime supynes, tarė Stenlis. Puikiai mintis, pritarė Baltazaras. Sodo gale jie rado ilgų lentų. Supjaustė jas, sutvirtino ir netrukus supynės buvo pastatytos. Bet kai Stenlis ant jų atsisėdo, mediena garsiai sutraškėjo ir sulūžo per pusę. Lenta buvo per silpna. Reikia stipresnės, skundėsi bitė. Tad jie dar kartą kibo į darbą ir netrukus supynės vėl buvo paruoštos. Bet kai Flaterė su Dole ant jų atsisėdo, jos nesisvėrė nei į priekį, nei atgal. O, per stipriai prisukome varžtus, suniurzgė Elniaragis. Tad jie dar kartą kibo į darbą. Bet jiems baigus lūžo vidurinė supynės dalis. Mums niekada nepavyks. Ir darosi vėlu kažką statyti, paskelbė Baltazaras. Turiu dar vieną mintį. Paslaptingai šypsodamasis tarė Mėnulvabalis. Mėnulė, prašau, nusileisk pas mus. Ir Mėnulis nusileido iki pat kalno viršūnės.
Tuomet mėnulvabalis prie jo nuriedėjo ir kažką pakuždėjo į ausį. Mėnulis nusišypsojo ir tarė: Gerai. Supynės jau čia. Galite sėstis, bet paskubėkite, nes mėnulis ilgai nebus. Pamokė mėnulvabalis. Mes tavęs nepaliksime, tarė Flateri. Ir visi juokdamiesi suposi, kol netoliese ant žemės nusileido spindinti žvaigždės namas. Ir kasgi iš jo išėjo, jei netylioji žvaigždė? O, žvaigždė, tarė mėnulis. Turbūt nustebai, kai netikėtai dingau iš dangaus. Bet aš tik norėjau padėti draugams pasisupti. Žvaigždė, kaip gera tave matyti. Eikš su mumis, kartu galėsime stebėti krintančias žvaigždės, sušuko drugelis ir apkabino seną draugę. Man laikas atsisveikinti, turiu grįžti į naktinį dangų, tarė jiems mėnulis ir pradėjo kilti į viršų. Neilgai trukus jie pamatė pirmą krintančią žvaigždę. O po to jų buvo tiek daug, kad buvo sunku suskaičiuoti. Kai pro dangų praskrido paskutinis šviesos kamuolys, žvaigždė nuėjo atgal į savo namą ir išskrido į dangų. Mažieji draugai nuėjo namo. Mėnulvabalis įsitaisė lovoje ir netrukus užmigo. O naktį užpildė švelnus gražių gėlių tviskėjimas. Rugsėjis. Voveriukas Redžis. Atėjo ruduo, o su juo 7. voveriuko Redžio gimtadienis. Redžis pabudo anksti ir nekantraudamas nuskuodė į svečius pas Elneragį. Jis garsiai pasibeldė į Stenlio duris, bet niekas neatsakė. Berio ir Baltazaro namai taip pat buvo tušti. Nieko nėra namuose. Su kuo man švęsti savo gimtadienį? Vienas verkė jis. Labas, su gimtadieniu, sušuko ežys Haris. Tavo draugai paprašė manęs pakviesti tave pasivažinėti, kol jie paruoš tavo dovaną. Štai kodėl jų nėra namuose, tarė Redžis vėl šypsodamasis. Jis atsisėdo į ežio vežimą ir išvyko. Tuo tarpu Šimtakojis skubėjo sugriebti lapus, su kuriais žaidė kirminai. Gana! Turiu nugriebti lapus nuo tako, tarė Šimtakojis. Galėtumėte surinkti šiukšles, visi turėtume rūpintis gamta. Gerai, padėsime tau, sušvilpė kirminai. Tada pamatė ežį Harį ir voveriuką Redžį ir pamojavo gimtadienininkui jam važiuojant pro šalį. Kol pravažiavo atgal pas Redžį, jau buvo popietė. Su gimtadieniu! Džiaugsmingai sušuko miško draugai. Voveriukas Redžis suprato, kad jo draugai aptvarstė ąžuolą. Jūs pagydėte mano medį, tarė Redžis su ašaromis akyse. Valio, voveriukui Redžiui! Sušuko grupė aukštų balsų ir virš jų galvų pasirodė jonvabaliai. 7. gimtadienio proga padarėme tau 7 žibintus. Kokie gražūs! Plodamas letenomis tarė Redžis. Tuomet Beris ir Dolė įteikė jam lazdyno riešutų tortą, kurį iškepė Redžio gimtadienio proga. Kol visi valgė, prabilo Zefira. 7. gimtadienis svarbus įvykis, nes 7 ypatingas skaičius.
Vaivorykštė turi 7 spalvas. Drakonas 7 galvas. Savaitė yra 7 dienos. Pasakoje apie Snieguolę 7 nykštukai, o penklinėje 7 natos. Vis dar neatidarei pagrindinės savo dovanos. Šokinėdamas tarė auksavabalis. Radote oro balioną? Nustebęs paklausė Regis. Radome ir sutaisėme. Su pasididžiavimu atsakė Beris. Eikš, paskraidinsime tave po dangų. Valio! Sušuko voveriukas Regis ir laimingas iššoko į baliono krepšį. Jie išskrido aukštai virš namų stogų, iš kur puikiai matė visą mišką. Tuomet pasirodė žvaigždės ir Regis susižavėjęs stebėjo spindinti nakties dangų. Ypatinga diena, tiesa? Pasiteiravo Dolė. Taip, tikrai ypatinga gimimo diena. Įsišiepęs pritarė voveriukas. Labanakt! Sušuko mažieji draugai ir voveriukas mieguistas grįžo namo. Įsitaisė lovoje ir netrukus užmigo. Mary and Dolly say, what will we learn today? Spalis. Burbuliukas tvarkosi. Buvo saulėta spalio diena. Elniaragis Stenlis su auksavabaliu burbuliuku miške rinko kaštonus. Dauguma jų jau buvo išsiskleidę iš savo kevalų, bet kai kurie vis dar buvo užsidarę spygliuotuose narvuose. Tik pažiūrėk, koks gražus! Sušuko burbuliukas. Kaip kūdikis lopšyje. Namuose iš šių kaštonų padarysime figūrėles, gerai? Paklausė Stenlis. Gerai, Sušuko burbuliukas. Jie grįžo pas elniaragį ir iškart ėjo prie darbo. Netrukus stalas buvo nukrautas kaštonų figūrėlėmis. Tuos, kuriuos padariau pats, nešiuosi su savimi namo, nusprendė burbuliukas. Netrukus jie atvyko į nedidelį geltoną namą su tulpių formos langais. Tik įėjus, Stenlis sušuko. Burbuliuk, kokia pas tave betvarkė. Kur šiame šabakštyne dėsime savo kaštonų figūrėles? Palauk, padarysiu joms vietos ant lentynos, tarė burbuliukas. Štai, galime juos dėti čia. Didžiuodamasis sušuko jis. Burbuliuk, taip nieko nebus. Turi susitvarkyti. Mielai tau padėsiu, pasisiūlė Stenlis. Man nepatinka tvarkytis. Besiguosdamas burbuliukas netyčia paspyrė taškuotą kamuolį. Jis numušė raketą. Raketa pastūmė žaislines mašinėles. Mašinėlės užgriuvo ant roboto, o jis numetė kalną knygų. Nuo viršaus nukrito gražus imbierinis namelis, kurį kalėdų proga jam buvo padovanojusi Rozita. O ne, man iškepė Rozita, parodė jis Stenliui. Jis jau sugadintas. Purtydamas galvą tarė elniaragis. Paprašysiu Rozitos iškepti dar vieną. Gerai, Bet po to susitvarkysime, gerai? Gerai. Sutiko burbuliukas. Rozita labai nudžiugo juos pamačiusi ir pakvietė užsukti vidun. Rozita, sugriuvo tavo dovanotas imbierinis namelis. Prisipažino burbuliukas. O
ne, aš taip stengiausi jį gamindama. Žinau, labai atsiprašau. Nelaimingas atsitikimas dėl betvarkės. Bet pažadėjau Stenliui susitvarkyti savo kambarį. Tik prašau, iškep naują namelį. Žinoma, iškepsiu naują. Bet pažadėk šįkart juo rūpintis. Nusiraminusi tarė Rozita. Rūpinsiuosi. Pažadėjo Burbuliukas. Grįžęs namo, Burbuliukas apsižvalgė ir galvojo, nuo kur pradėti tvarkytis. Pradėti visada sunkiausia, Patikino jį Elniaragis. Tad Burbuliukas kibo į darbą ir netrukus pajuto, kaip smagu tvarkytis. Jam baiginėjant staiga pasirodė Rozita. Pastačiau tau naują imbierinį namelį. Su pasididžiavimu pasakė ji ir perdavė savo kūrinį Burbuliukui. Ačiū. Su šypsena tarė Burbuliukas. Atsidėkodamas padovanosiu tau vieną savo kaštonų figūrėlę. Puiku, ačiū. Norėčiau besmegenį, jei galima. Berry and Dolly say, what will we learn today? Lapkritis. Žalesis kirminas. Atėjo lapkritis. Paskutinis rudens mėnuo. Žalesis kirminas nusprendė paklausti Dolės, ar galėtų praleisti žiemą pas ją. Jis tyliai pasibeldė į jos duris, bet niekas neatsakė. Pasibeldė dar kartą. Boružėlė galiausiai jį išgirdo ir atidarė. Labas, kirmine. Labas, Dole. Norėjau paklausti. Pradėjo jis, bet Dolė įsiterpė. Atleisk, kirmine, aš skubu. Pas mus netrukus svečiuosis didysis žaibavabalis. Norime jo garbiai surengti koncertą. Galėsi pasakyti, kai grįšiu, gerai? Gerai. Nenoromis sutiko kirminas. Atėjus kitą dieną, Boružėlė vėl neturėjo jam laiko. Su Stenliu ir Alfonsu repetavo savo pasirodymą. Užėjai, kirmine, galėsime pasikalbėti po repeticijos, pasiūlė Dolė. Kirminas truputį pasiklausė muzikos, bet jam buvo per garsu, tad vėl išėjo. Kai grįžo kitą dieną, Boružėlės nebuvo namuose. Prie jos namų rado didelį lapą ir laukdamas nusprendė ant jo pagulėti. Netrukus kirminas užmigo ir nepastebėjo, kaip vėjas jį nupūtė tolyn. Kirminas pabudo paplūdimyje, labai toli nuo namų. Dolė su draugais vis dar repetavo savo orkestro pasirodymą. Kol atvyko didysis žaibavabalis, visi puikiai išmoko groti ir miško koncertų salėje draugo garbiai surengė nuostabų pasirodymą. Beris grojo trimitu, Morisas voltorna, Frankas saksofonu, Flaterė lyra, Burbuliukas trikampėliu, Baltazaras citra, Rozita ksilofonu, Edis violončele, Stenlis kontrabosu, Dolė arfa, Alfonsas smuiku, Skruzdės fleitomis, Zefira ir Šoklė cimbolais, Čarlis akordionu, o Voras būgnais. Boružėlė kirminą prisiminė tik tada, kai išėjo visi svečiai. Kur jis galėjo dingti? Jei jam kažkas nutiko, tai mano kaltė. Nepastebėjau, kaip jis išėjo. Reikėjo jį išklausyti. Dolė buvo labai nusiminusi. Vėjas pamatė, kaip jį verkė. Man nereikėjo taip toli nupūsti to lapo, pamanė jis ir nuskrido dangumi ieškodamas žaliojo kirmino. Pagaliau rado jį susisukusi ant kriauklės.
Pakėlė ją su kirminu ir stipriai pūtė jį atgal į gerai pažįstamą mišką. Boružėlė vaikščiojo nuliūdusi, kai staiga pamatė savo mažąjį draugą. Ji pribėgo ir iškart jį apkabino. Labai džiaugiuosi, kad grįžai sveikas ir gyvas. Visur tavęs ieškojau, Mekeno Dolė. Atsiprašau, kad tavęs nesiklausiau. Dabar gali pasakyti, ką norėjai. Artėja žiema ir norėčiau pas tave pasislėpti nuo šalčio. Žinoma, ši dėžutė bus puikiai lova. Padėsiu į ją minkštą pagalvę ir užklotą. Pažadu, jausiesi labai patogiai. Barry and Dolly say, what will we learn today? Gruodis. Dolės muzikinė dėžutė. Metai ėjo į pabaigą. Atėjo žiema. Draugai susirinko ant kalno ir mėgavosi vėsia popietę. Kai visi išalko, Irisa pakvietė visus pas save pietų. Ačiū, labai skanu. Pavalgę tarė visi ir padėjo jai susitvarkyti stalą. Ant lentynos Dolė pastebėjo mažą, keistą dėžutę su balerina. Kas tai? Muzikinė dėžutė. Pasuk raktą ir pamatysi. Kaip gražu. Užsisvajojo Dolė. Iš kur ją gavai? Pirkau kitoje kalno pusėje, vykstančioje advento mugėje. Ar į toli? Labai. Važiavau traukiniu, atsakė ją Irisa. Kaip gaila. Po kurio laiko visi vabalai išvyko namo. Tik Beris nuėjo ne namo, o pas Šarką. Miela Šarka, prašau, ar galėtum nuskristi į turgų ir parskraidinti Dolei muzikinę dėžutę? Žinoma. Nuskrisiu rytoj, jei viskas gerai. Nei nepastebėsi, kaip grįšiu. Sutiko jis. Artėjo Kalėdos ir Beris su Dole nusprendė šventinę dieną praleisti kartu. Boružėlė Beriui pasiuvo pagalvėlę. Beris laukė Šarkos, bet jis nepasirodė. Likus vienai dienai iki Kalėdų, Berį aplankė Flaterė. Ko taip liūdi? Paklausė drugelis. Norėjau Dolei padovanoti muzikinę dėžutę, bet Šarka dar jos neatnešė. Ką man daryti? Gal turi kokių minčių? Mes galėtume būti muzikinė dėžutė. Atsistosiu ant dėžės ir būsiu balerina. O Burbuliuko paprašysime pasislėpti viduje. Jis gros, o aš ant viršaus suksiuosi kaip ta šokėja ant Irisos dėžutės. Puiki mintis! Tuoj pakviesiu Burbuliuką. Aiktelėjo Beris. Kol Beris su Burbuliuku grįžo, peteliškė jau buvo nudažiusi visas dėžutės pusės. Nagi, Burbuliuk, pasislėpk viduje, tarė jam Flaterė. Burbuliukas pradėjo groti savo fleitą. Puiku! Nustebęs tarė Beris. Pagaliau atėjo kūčios. Boružėlė suviniojo pagalvėlę, kurią pasiuvo dovanų. Staiga kažkas pasibeldė į duris. Ten stovėjo Beris, kuris paprašė jos užsidengti akis. Jau gali ateiti! Sušuko jis ir Boružėlė įžengė į kambarį. O, muzikinė dėžutė! Nustebusi sušuko ji. Nuostabu! Tarė ji ir apkabino Berį.
Tuomet apkabino Flaterę ir pažvelgė po dėžutę. Likite pas mane kalėdoms. Galėsime švęsti kartu, tarė boružėlė. Jiems tik prisėdus kažkas pabeldė į langą. Beri, atleisk, kad užtrukau. Patekau į pūgą. Sumekeno Šarką ir padavė Beriui muzikinę dėžutę, o Beris perdavė ją Doliai. Šarka nusprendė truputį pasilikti ir visi kartu praleido kalėdas. Daktaras Pelėda ir pyragai. Į mišką atėjo vasara. Mažieji draugai nusprendė ją pasitikti surengdami iškilą. Pasidarykime iškilą pievoje, Pasiūlė bitė Baltazaras. Visi galėtume iškepti po pyragą. Pridėjo laumžirgė Zefira. Reikia paskirti teisėją, kuris paragaus visus pyragus ir nuspręs, kuris skaniausias. Pasiūlė Beris. Pasiūlykime daktarui Pelėdai. Sušuko Flaterė. Mažieji draugai kibo į darbus. Dolė kepė pyragus su boružėlių taškais. Beris, žinoma, kepė sraigių formos vyniotinį. Baltazaras pagamino daug dryžuotų bičių, Burbuliukas gėles iš trapios tešlos, Rozita braškinius rutuliukus su marcipano rožėmis. Flaterė kepė drugelių formos sausainius. Morisas saldžius koldunus. Edis karamelinį pyragą. Šimtakojis pyrago pirštelius. Zefira pagamino vaisinius rutuliukus. Stenlis pyragą su aguonomis. Frenkas šokoladinius lašelius. Menulvabalis sausainius su citrina. Boras obuolių skonio ledinukus. Ir Isa kokosinį besmegenį. Betė kaštonų širdis. Skrusdė motinėlė keksiukus su karūnomis. O ežys Haris su šokle ežio formos skanėstus. Viskas spėjo iškepti iki pietų ir visi su didelėmis pyragų lėkštėmis susirinko ant pievelės. Netrukus pasirodė daktaras Pelėda. Kokie gražūs, maloniai sugaudė jis. Dabar visi eikite namo ir grįžkite, kai pradės temti. Laimėtoją paskelbsiu vakare. Kai tik pradėjo temti, mažieji draugai grįžo į pievą. Bet susirinkusiems teko nustebti. Daktaras Pelėda miegojo. Beris sušuko. Daktarė Pelėda, kur visi pyragai? Ar viską suvalgėte? Nusiminusi paklausė Dolė. Na, gali būti, kad paragavau daugiau nei derėjo, paaiškino jis. O kuris laimėjo? Paklausė Burbuliukas. Nežinau, labai skauda pilvą, vos galiu pajudėti. Visiems pagailo daktaro Pelėdos. Jam taip skaudėjo pilvą, kad ežys Haris parvežė jį namo savo vežimu. Tai kas dabar? Atšauksime iškilą? Liūdnai paklausė Burbuliukas. Žinoma, ne! Sušuko balsas ir iš savo kamininių pyragų furgono išlindo Blakė kareivėlis. Miško draugai iškart nudžiugo ir pievelę užtvindė džiaugsmingos muzikos garsai. Visi sustojo ratu ir šoko iki vėlumos. Ir žinoma, suvalgė visus kamininius pyragus bei daktaro Pelėdos paliktus trupinius. Kitą rytą daktaras Pelėda pabudo prastos nuotaikos. Koks aš storas! Suniurzgė jis savo. Kažkas pasibeldė į duris. Kaip laikotės, daktarė Pelėda? Visi paklausė vienu metu. Jau geriau. Atleiskite, kad sugadinau jūsų iškilą. Nesugadinote. Nusijuokė Beris. Ateikite su mumis pasportuoti. Pridėjo Baltazaras.
Visi kartu pajudėsime ir pasijusite geriau. Daktaras Pelėda puškuodamas atliko visus pratimus. Ir iš tikrųjų pasijuto žymiai geriau.